Sveiki, šiandien pasižiūrėsim video, kai aš tik pradėjau mokytis latviškai. Latviešu valodas prasme ir ļoti zemā līmenī. Чё? Зема līmenī, что это такое? Taip, tai buvo pati pradžia, aš net nežinojau, kad zems līmenis yra žemas lygmuo, kas atrodo turėtų būti iš karto aišku. Tādēļ, varbūt ir gluži tādēļ, varbūt... Тадai. Что за тадай? Такого нет слова, эй. Tādēļ. Tādēļ yra todėl. Ir nepaisant to, kad žodžiai yra panašus, vis tiek neparuoštam lietuviui nebus aišku. Bus tas pats. Tadai. Bendrai aš tada supratau, kad šitas reportažas yra apie mokytoją, kuri dirba tautinių mažumų mokykloje, dėsto istoriją ir kad jinai pasako apie kažkokias tas savo problemas. Tačiau aišku, iki galo kiekvieno žodžio aš nesupratau. Nors ir tikrai ieškojau kiekvieno žodžio, bandžiau išversti kiekvieną žodį. Ir štai kaip tik mano tas legendinis žodynas pats pirmasis, į kurį aš įrašinėjau pačius pirmus žodžius. Ir atsimenu, vienu metu jų tapo tiek daug, kad man teko net grupuoti grupės. Va, vienos spalvos grupė, kitos spalvos grupė. Ir aš tikrai atsimenu, kad aš vėliau konvertavau PDF ir tikrai kažkur važiavau, tarkim autobusu, ir tikrai bandžiau, aha, tas žodis, tikrai sąžiningai praktikavausi. Durvis un nevienu nevajag laist klāt. Principā. Что-то про дома, двери. Tas ir tas pats, kas mūsdienās. Un man pat... Tas pats, kas mūsdienas, prям litovski. Tai yra tiesioginė transliacija, kurią aš dariau savo draugam rusakalbėm. Tai vienu metu aš ir pats mokiausi latvių kalbos ir mokiau savo draugus. Ir taip vienu momentu aš pagalvojau, kad reikia pažaisti Minecraftą. Ten kaip tik bus parašyti visokių daiktų pavadinimai ir prieš pat tą įvykį aš nutariau pakalbėti latviškai. Tai turbūt pirmasis video pasaulyje, kai aš bandau kalbėti latviškai. Sveiki visi, kas skatysies šio video. Šiandien es spėlė Minecraft. Погодят ман, я заготовояс. Лёти слыкты. То по-латышски супувуси галя. Супувуси. Это прям литовский. Nu va, Minecraft aš atpažinau daug žodžių, kad supuvusi yra sapuvusi, o latvių kalboje kirtis visada yra pradžioje, jo reikėjo sakyti sapuvusi, nu bet esmė ta pati. Tada daug žaidžiau vaikiškų žaidimų. Принцесса. Короче, я не понимаю, что это такое. Vai tu esi redzējis čiusku? Per juos tikrai daug žodžių išmokau, ten kaip Karoks yra vėliava, Zirniklas yra voras, nu, princesė aišku. Žodžiai tikrai buvo smagu ir jau po savaitės aš nuturėjau kalbėti tik latviškai visą laiką. Šiandien es mėginašu runāt tik latviski. Nu ne, es tulkošu krievų valodą, bet mėginašu krievų latviešu. Kad būtų lydzīgi. Всем привет, сегодня... О, видишь как? Тын. Это не кино. Jo, kaip matote, aš nei kiek nekalbėjau latviškai, todėl kad prasidėjo muzikiniai ginčai, ten daina yra 3/4 ar 4/4 ir žodžiai taip ten ir viskas pasibaigė. Realiai tos visos tiesioginės transliacijos taip ir baigėsi, aš daugiau jų nedariau, bet jos liko atminčiai ir mes dabar pasižiūrėjom. Iš vis išėjo net 6 serijos, todėl kad ten, kur istorijos mokytoja kalbėjo, buvo per daug sudėtinga, tai aš tiesiog žiūrėjau ten Geto TV, Uldons TV, kurie yra labai paprasti blogeriai. Tagad mums ir saldais ēdiens. Tagad. Ага, at present. Dabar. У них там много этих dabar, я всех забываю. Они мне все что-то путаются сильно. Tai aišku, dabar labai smagu prisiminti, kaip tai viskas prasidėjo. Ir atsimenu, kad tada aš labai norėjau, kad greičiau praeitų pirmieji 2 metai ir kad aš jau mokėčiau latvių kalbą ir man buvo įdomu, ar aš tikrai išmoksiu ir koks tai yra jausmas mokėti latvių kalbą. Tai va dabar jau praėjo 2 metai. Aš tikrai žinau, kad tai yra labai geras jausmas ir visiems linkiu jį patirti. Iki kitų video.